Gerai. Rugsėjo 26 Europos kalbų diena, kurią švenčia visa Europa. So welcome to the European Day of Languages. Europos kalbų dieną pradėta švęsti Europos tarybos iniciatyva 2001 metais, siekiant pristatyti kalbų įvairovę ir skatinti žmonės mokytis užsienio kalbų visą gyvenimą, tiek mokykloje, tiek savarankiškai. Europa yra turtinga kalbomis. Čia kalbama daugiau nei 200 skirtingų kalbų. Tai labai svarbi Europos kultūros paveldo dalis, kuria turi būti naudojama ir saugojama. Užsienio kalbų mokymasis padeda suprasti kitas kultūras ir nugalėti kultūrų skirtumus. Praturtina gyvenimą, suteikia naujų idėjų. Taip pat statistika byloja, jog apytiksliai tik kas antras europietis gali kalbėti bent viena užsienio kalba. Nuolatos vyksta žmonių migravimas po skirtingas šalis, tad svetimos kalbos mokėjimas tampa privalumu. Kalba, kurią vartojame, padeda mums suvokti, kas esame 500 milijonų ES piliečių, vartojamų kalbų įvairovė, tarsi didžiulė viso žemyno mozaika. Na, o kaip manote, kodėl 28 ES valstybėse kalbama 24 kalbomis? Taip yra todėl, kad vokiečiai kalbą vartoja ir Vokietijoje, ir Austrijoje. Graikiškai kalbama ir Graikijoje, ir Kipre. O Belgijos ir Liuksemburgo gyventojai kalba tomis pačiomis kalbomis, kaip ir jų kaimynai prancūzai, vokiečiai ir olandai. O dabar kviečiame užsieniečius anglą, prancūzę, lenkę ir rusę, ir taip pat lietuvę. Aš esu iš Lietuvos. Labą dieną, labą dieną, labą dieną, aš jums sakau. Je viens de France. Bonjour, je vous dis. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour. Dzień dobry, jestem turystem z Warszawy. Cześć, cześć, ponownie. I'm from England. Hello, I say. Hello, 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 hello. Hello, I say. Здравствуйте, я из России. Добрый день, добрый день, добрый день, я говорю. Добрый, 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 добрый день, я говорю. Anglų kalba šiandieninėme pasaulyje tebėra pagrindinė bendravimo, informacijos perdavimo bei pažinimo kalba. Ši kalba labai reikalinga ir svarbi ir galima sakyti būtina kiekvienam įvairiose situacijose, kasdieninėme gyvenime, moksle ir profesinėje veikloje. Į sceną kviečiami linksmieji 5 klasės mokiniai, kurie padainuos dainą If You Happy and You Know It bei padeklamuos eilėraštį What Does the Bee Do? Taigi prašom į sceną. I stamp my feet. When I'm happy, I shout hooray! What do you do when you're happy?
dėkojame penktokams už smagią dainą. O dabar taip pat smagią dainą mums padainuos aštuntokai. Daina vadinasi Walking in the Jungle. Let's take a walk in the jungle. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop! Listen. What's that? It's a frog. We're not afraid. Let's jump. Stomping in the jungle, stomping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Stomping in the jungle, stomping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. What's that? It's a monkey. We're not afraid. Let's jump. Jumping in the jungle, jumping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Jumping in the jungle, jumping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. What's that? It's a toucan. We're not afraid. Let's skip. Skipping in the jungle, skipping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Skipping in the jungle, skipping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Listen. What's that? It's a tiger! Run! Whether the weather is warm, whether the weather is hot, you have to put up with the weather, whether you like it or not. Greitakalbės, kartais dar vadinamas greitašnekimis. Tai neilgi, dažniausiai vieno sakinio posakiai, kuriuose pasikartojo keletas sunkiai ištariamų garsų junginių. Tai vienas geriausių būdų lavinti ir gerinti anglų kalbos žodžių tarimą. Angliškai greitakalbės mums pasakys taip pat 8 klasės mokiniai. Atidžiai klausykite ir tarkite. Fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fish fried fresh. Fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fried fish fresh. Greek grapes, Greek grapes, Greek grapes, Greek grapes, Greek grapes, Greek grapes. Not these things here, but those things here. Not these things here, but those things here. The blue blinks. The blue
Big butt. Also you big nose. Quickest. If two witches were watching two watches, which witch would watch which watch? If two witches were watching two watches, which witch one would watch? Fuzzy, fuzzy, fuzzy there. Fuzzy, fuzzy, hello here. Fuzzy, 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 fuzzy. Fuzzy, fuzzy. Fuzzy, fuzzy. Kitty caught the kitten in the kitchen. Kitty caught the kitten in the kitchen. The big bad dog. Let me be your hero. Would you dance if I ask you to dance? Pirmos gimnazijos klasės mokiniai atliks Enrique Iglesias dainą Hero. Prašau. I will stand by you forever.
Stendalis yra pasakęs, mokėjimas kalbėti yra talentas. Kiekgi pasaulio valstybių apima frankofonija? Kone 30 pasaulio šalių prancūzų yra oficiali valstybinė kalba. Net ir Afrikoje ši kalba yra paplitusi. O kam prancūzų kalba yra gimtoji? Suprantama, kad prancūzus, kurių yra daugiau kaip 65 milijonai žmonių. Dar prancūziškai kalba 39% belgų, 19% šveicarų ir net 98 liuksemburgiečių. Poezija – sielos muzika. Šiandien jis skambės prancūziškai. Alain Bosquet, Un planet, padeklamuos 12-okė rasa. Alain Bosquet, une planète. Il y avait une fois une planète. Elle était belle, elle était pure. Tu es né sur elle. Grâce à toi, elle resta belle, elle resta pure. Il y avait une fois une planète. Elle dormait, car elle était indifférente. Grâce à toi, elle s'est réveillée, elle est vivante. Il y avait une fois une planète. Elle était méchante comme un renard. Elle était cruelle comme un loup. Grâce à toi, elle est devenue bonne. Merci d'être née parmi nous. Merci de nous rendre meilleurs. Taip pat prancūziškai greitakalbės mums pasakys Mindaugas Vicockas ir Kristupas Černiauskas. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle m'a dit une fois, c'est la dernière fois, que je vends du foie dans la ville du Foix, quand les gens du Foix n'achètent plus du foie. Le cheval du Valac, voilà l'eau du lac. L'eau du lac, voilà le cheval du Valac. Žibrius, Paris. 4 gimnazijos klasės mokinė Reda. Jean Brius, Paris. Le jour se lève sur Paris, un jour du neuf de la vie, de la grande ville commence. Un jour heureux ou un jour triste, ou un jour tout simplement. Pour 7 millions d'hommes qui dorment encore sous 1 million de tours. Tout un nom de Montmartre, le dos au Sacré-Cœur, tu les aperçois, tu sais toi de Paris. Tout un nom de la butte, la ville est à tes pieds, et tu te sens petit, petit et heureux, comme un amoureux de Paris. Voilà le Paris. Bonjour Paris. Lietuviai svarbiausiamis kalbomis asmeniniam tobulėjimui įvardyja anglų bei rusų. Taigi tarp lyderėmis laikytų anglų, vokiečių, prancūzų kalbų auga tendencija mokytis ir rusų kalbos, tad ją tikrai vertėtų mokėti. O šiandien jūs turite ypatingą progą pamatyti, kaip mūsų gimnazijos mokiniai vaidina rusų liaudies pasaką Ropė. Kviečiame sceną, prašau.
Бабка! Репка! Выросла репка, большая-пребольшая. Пошел дед репку рвать. Тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка! Чего? Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянут не может. Позвала бабка внучку. Внучка! Внучка за бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка жучку. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала жучка кошку. Кошка за жучку. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Мышка за кошку. Кошка за жучку. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут и вытянули репку. Вот и сказки репка конец. А кто слушал, молодец! Europos Sąjunga visuomet laikėsi nuomonės, kad didelė kultūrų ir kalbų įvairovė yra turtas. Na, o dabar puikiai proga pasiklausyti, kaipgi skamba vengrų kalba. Vengrų liaudies daina mums šiandien atliks Urtė Felkovskytė, o daina vadinasi Sekmadienį išgersiu vyno. Szeretem fölkelni, csütörtökön írni, pénteken számolni, hely, szombaton kérdezni, mit kéne dolgozni. Na, dabar aš jums paskaitysiu, kaipgi lietuviškai skambėtų ši daina. Tai vertimas būtų toksai. Sekmadienį išgersiu vyno, pirmadienį nieko neveiksiu. Ei, antradienį miegu, trečiadienį pabundu, ketvirtadienį rašau. Penktadienį skaičiuoju, šeštadienį mąstau, ką man nuveikus. Žygimantai, o ar žinojai, kad nuo pilvo skaudėjimo gali padėti užkalbėjimas? Užkalbėjimai, kai skauda pilvą latvių kalba, pasakys šeštokai Agnė, Kamilė, Viktorija ir Karolina, bei Modesta. Ta patį užkalbėjimą mergaitės pasakys ir lietuviškai.
šnipštomis latviškai kalbami šie žodžiai. Rastis, zakis, rapstis, katis, rastis, mala, undentinč, piecas, piedės, piecas, egles, šeši, maži, ąžuolinį, viršų, spalį, apakša, griežas, snapin, deca, vieta. O kad būtų aiškiau, mes pasakysime ir lietuviškai. Margas kiškis, margas katins, margas molio vandenėlis, 5 pušys, 5 eglės, 6 maži ąžuolėliai, viršui spaliai apačioj, grįž bambutės senon vietom. Mes, lietuviai, maža tauta, todėl turime puoselėti ir labai palaikyti tuos dalykus, kurie mūsų tautai išskiria iš kitų. Vienodumo pasaulyje yra per daug ir išsilaikys tik ta šalis, kuri turės kažką savito, labai įdomaus ir išskirtinio. Vienas iš tų dalykų yra mūsų kalba, o toje kalboje gyvos tarmės. Pasaulyje mes, ko gero, esame patys unikaliausi, nes mažoje teritorijoje turime tiek daug ir tokių skirtingų tarmių. Netrukus išgirsime dzūkišką šmaikščią dainelę Čimdži rimdži šakar makar. Ją atliks 3 klasės mokiniai Elinga, Rugilė, Matas bei 4-okai Kotryna, Gustė ir Matas bei 6-okės Miglė ir Rugilė. Čimdži šakar makar, kur buvai oželį vakar. Vežiau grūdus in miestų, pirkau pypkį tai riestų. Vežiau grūdus in miestų, pirkau pypkį tai riestų. Čimdži šakar makar, kūtį veikiai oželį vakar. Čimdži šakar makar, kūtį veikiai oželį vakar. Pas mošukų levojau, kailinėnus prauliojau. Pas mošukų levojau, kailinėnus prauliojau. Čimdži šakar makar, ko negrįžai oželį vakar. Čimdži šakar makar, ko negrįžai oželį vakar. Būtau grįžęs, bet nespėjau, patvory per nakts gulėjau. Būtau grįžęs, bet nespėjau, patvory per nakts gulėjau. Na, o dabar 5 klasės mokinė Ugnė mums paskaitys Sigito Gedos eilėraštį Kregždutės daina. Sigitas Geda, Kregždelės daina. Maža, maža mergelė išeis laukų keliu. Aplinkui bus taip žalia, žydės šimtai gėlių. Žydėsiai visos gėlės, stiebai žalių žolių. Maža, maža mergelė keliaus laukų keliu. Mažos mergelės kelias toks ilgas, toks sunkus. Per mareles, per jūras, per sniegus ir lietus. Per vandenį ir ugnį, per sielvartus, kančias. Padėk jai Kregždelę, išgelbėk ją, surask. Kregždelė neatsakė, tik nardė danguje. Maža, maža mergelė, susidraugauk su ja. O dabar į sceną kviečiame mokytojus Renatą, Ritą, Vytautą ir dar vieną Renatą, kurie atliks bendrą lenkų ukrainiečių liaudies dainą "Techniai Sokolai". Žodžių autorius lenkų ukrainiečių 19 amžiaus poetas Tomaš Padūras. Smagaus pasiklausyti. За dziewczynę, za zieloną Ukrainę.
Taigi, šventę skirtą kalbų dienai baigiame. Gražaus savaitgalio.